tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Sveiki, būsto anatomijos žiūrovai. Šiandien jūs kviečiu į neeilinį projektą. Apie tai, koks tai yra projektas, jums papasakos Sandra iš Sahome. Keliaujame į vidų. Labas, Sandra. Labas, Jurai. Šiandien esame čia, Panevėžyje, iš tikrųjų esame čia antrą kartą su būsto anatomija apskritai. Sandra, papasako, kaip gimė idėja čia kurti interjerą tau, kaip tu čia atsiradai ir koks tai projektas? Nesu aš ta dizainerė, kurią įkvėpia, tarkim, ten, nežinau, paukščiukų čiulbėjimas ar upelio čiurlenimas. Visos idėjos gimė pamačius gražius ir stilingus klientus, išklausius jų mintis ir, žinoma, pamačius erdvę. Tai čia yra 250 kvadratų namas, iš jų 190 kvadratų yra gyvenamųjų patalpų ir apie 60 kvadratų yra tos buitinės patalpos, kaip garažai ir skalbykla. Namas turi 3 miegamuosius ir darbo kambarį, darbo svečių, 3 sanmazgus, na ir tokia didelė svetainė su visom jai pritinkančiom zonom. Galima sakyti, kad projektavimas ir vyko visus metus, aišku, ten kai kas buvo paruošiama iš anksčiau, kai kas vyko statybos darbų metu, bet, taip apie metus laiko, kas aš sakyčiau, yra nedaug. Tai yra tikrai greitai. Pačios erdvės ir įkvėpė, nes kaip matot, šlaitinis stogas, tarytum daug kampų, bet mes atėjom su visai kitokiom formom, su tokiom apvaliom, aptakiom ir tai buvo daryta specialiai, kad dar labiau pabrėžti tas visas griežtesnės formas ir tuo pačiu įnešti į namus tokio minkštumo, švelnumo ir jaukumo. Turim visą šitą pasitikimo zoną ir čia pasitinka iškart tokios ryškios medžiagos, ar ne? Tai čia yra paslėptos durys į garažą. Okay. Durytės. Geras. Jas norėjosi ir pamaskuoti, bet kartu, kadangi tamburas yra tokia zona, kur daug yra to sąlyčio su sienom, tai nesinorėjo turėti tokios kažkokios nepraktiškos vietos, tai pasirinkom sendintą būtent veidrodį, paslėpiam ir duris, tai praktiškai matosi tik rankena. Toliau yra prieškambario spinta, kur kabiname visi drabužiai. Tas ratanas, ne? Taip, tai čia yra ratanas, tai baldininkams irgi, čia buvo daug sprendimų, kuriuos darė, kaip sakyti, pirmą kartą, bet taip ir gimsta įdomesni tie projektai, kada atsiranda iš tikrųjų tokių iššūkių. Čia man iškart labai patinka, papasako, kaip tie palumai gimė, čia lukštas yra panaudotas, taip, ne? Visur, kaip jūs matot medį, tai visur yra arba natūralus medžio masyvas, arba faneruotė. Tai čia yra faneruotė, lenkti kampai ir mes įžengiam į svetainę zoną, kur šitą sieną patampa tarytum šviestuvas. Jinai ir šviečia, ir tai yra ir gražus elementas. Iš tikrųjų ir čia man patinka, kaip atskyrėte pačią virtuvę, ar ne? Grindų pasikeitimas tarytum mažina erdvę, bet aš tai tikiu, kad kuo labiau smulkėja mastelis, tuo labiau atrodo, kad yra daugiau vietos. Ir tuo pačiu atsinešam tokį praktiškumą į tą buitiškesnę vietą ir ateinam į tą pagrindinės erdvės centrą virtuvę, kur vyksta gamyba. Ta virtuvė irgi nėra visiškai standartinė, mes turim 2 frontus. Taip. Tai viena tokia šventiškesnė ir gražesnė, kitoj buities daugiau erdvėje. Ir turim plyteles ant fasadų ir pasirinkom akmens masę vien dėl to, kad tikras marmuras turėtų didesnį geriamumą. Tai čia iš tikrųjų didžiulė padėka už šį nuostabų darbą gaminant visus šio namo baldus įmoniai Baldų linija, būtent Kaune įsikūrus įmonė. Pirmą kartą esame pažįstami su Baldų linija, bet taip kaip čia yra viskas pagaminta, aš manau, kad mes dar juos sutiksim ir mūsų žiūrovai turbūt. Jeigu kažkokių turės iššūkių, reikės kokybiškos produkcijos, tikrai pasikreipsi Baldų liniją. Kuriant
šios baldus buvo naudotos tik aukščiausios kokybės medžiagos, o gamybos procesas reikalavo priimti sudėtingus ir preciziškus sprendimus. Baldų linija yra šeimos įmonė veikianti daugiau negu 20 metų. Jie turi savo gamyklą, kurioje vyksta visi gamybos procesai. Taigi, nuo idėjos iki galutinio gaminio. Taip, turim čia kitą zoną, kuri truputėlį nutolus yra nuo pačios svetainės. Turim valgomą, iš kokio dydžio langų šis sudėjot. Wow, tiek daug šviesos. Taip, dideli langai. Ir dar kas buvo iššūkis, kad iš tikrųjų tos 3 zonos, bet mes norėjom, kad jos visos būtų zonuojamos ne tik tais funkcija, bet ir, tarkim, šviestuvais. Tai kaip matome, visur yra iš kiekvienos zonos skirtingi šviestuvai, skirtingų formų, skirtingų medžiagų. Čia turi stiklą, ten metalą, ten oda natūrali. Ir žodžiu, visą tai sudėti taip, kad neatrodytų kažko per daug ar kažko per mažai. Nu ir jau grįžom po darbų, arba dar tik ruošiamės jam ir reikia atkrist, kaip sakoma, į patogią sofą. O kaip be patogios sofos? Taip, tai sofa tai tikrai patogi priežiūra, sakė, daug žmonių sutelpa, tai esam labai patenkinti. Šią sofą pasirūpino jau mums gerai pažįstami mūsų partneriai, tai yra įmonė Baldai namams. O sofos modelis vadinasi Stone. Kalbėjome su Baldai namams, tai būtent šita sofa yra pagaminta iš itin aukštos kokybės medžiagų. Sėdima dalis yra visko elastas, o atlošinės būtent užpildytos yra žąsų pūkais. Drąsiai galima patiems išbandyti šį baldą pas juos salone Kaune. Tai jeigu kažkas iš mūsų dar nėra buvę Baldai namams salone, tikrai rekomenduoju pas juos užsukti. Ten visą laiką užsukus gali kažką įdomaus išsirinkti ir greičiausiai tušiom neišeisite. O mes keliaujam toliau. Taip pats namas yra tokios kaip ir L formos, galima sakyti, ne? Taip. Tai čia dabar turim skalbyklą. Skalbyklą. Beje, labai svarbi patalpa. Tai tikrai vėlgi tokio dydžio name, jeigu 2 ar 3 miegamieji, ne, tai jau tikrai reikia pagalvoti ne tik apie 3 sanmazgus, kas turbūt patogumo suteikia svečiui, tėvai, vaikai galbūt, ne, bet ir apie tokią patalpą. Ir aš labai akcentuoju, žinai, čia ateini, valymai, skalbimai, kiti dalykai, grinai funkcinė patalpa. Bet jinai, yra labai gerai atskirta nuo visko, triukšmų, visų, toliau nuo miegamųjų ir taip toliau. Didelis stalviršis, vietos, kur pasilankstyti, pasidėti, susidėti, pakabos, palyginimo ir panašiai, plus uždaros lentynos ir patalpa, kaip matot, visada tvarkinga. O dabar priešais ją turime... Čia yra svečių sanmazgas. Kadangi tai yra nedidelė patalpa, tai naudojam pakankamai neutralias travertino akmens masės plyteles. Didžiulis akcentas yra veidrodis, tokios geometrinės apkramtytos formos ir tą formą atkartojantis ledukas. Čia yra mėnulis, nes šita koridoriaus vieta yra matoma ir iš svetainės pusės. Tai yra toks savotiškas paveikslas, tekstūra išryškėjusi, tiesiog užpildyta siena labai gražiai. Gerai, čia turime tada reiškės vieną iš kambarių, ne? Darbo svečių kambarės. O, turėtume laiko dar ir pažaistume stalo futbolą, bet dėja. Taip, vėl turim tą patį, reiškės, spalviškumą būtent tų plokščio, ne? Visur jūs tą medį palaikote. Pavyzdžiui, kėdė, ne, matot, jinai nėra tratuko, bet čia yra mintis su šita kėdė, kad jeigu žmonės turės, tarkim, svečių, kad tą kėdę tiesiog galės atsinešti prie valgomojo stalo ir jinai neiškris iš konteksto. Čia pagal pirminį užmanymą turėjo būti išskleidžiama sofa, bet šeimininkai nusprendė, kad jiems užtenka tokio šezlongo, kas yra gražu. Tai čia toks ir yra kambarys, kuris gali net ir funkciją pakeisti. Faktas. Gerai, ir čia turime jau tą mūsų koridorių, reiškia, į tą rytinę pusę. Gerai, tai tada užeinam į šitą sanmazgą. Iš tikrųjų norisi šiek tiek pasikalbėti apie santechniką, nes aš matau, kad vėlgi skyrėte daug dėmesio ir santechnikai būtent šitame name. Ir čia mūsų santechnikos ekspertai, profesionalai, įmonė Aqua Home. Jie, kiek žinau, buvo tiekėjai, ar ne? Papasakok iš tikrųjų daugiau. Visi maišytuvai, dušo sistemos yra iš šios įmonės, tai kaip minėjau, jau yra 3 sanmazgai. Šis sanmazgas yra vaikų
todėl labai buvo svarbu praktiškumo momentas, todėl pasiūlėm klientam turėti baltos spalvos maišytuvus, Zogeti firmos, ir vaikų kambariui tai yra tikrai labai praktiškas sprendimas, dėl to, kad nesimato nei jokie lašai, nei niekas. Iš tikrųjų, Aqua Home esame ne kartą irgi patys buvę, būtent kalbėjom daug apie jų produkciją, tai jie labai daug skiria dėmesio pačiai produkcijai, atstovauja bene 100 skirtingų gamintojų, aišku, daug produkcijos jie vežasi iš Italijos, visą, kaip sakyt, didžiausią savo gamą, tai tikrai kam reikia kažkokių sprendimų ar ten skirtingų pasirinkimų, nes ir čia pagal Sanmazgą jūs visiškai skirtingus jos parinkot, būtent šios santechnikos prietaisus ir virtuviai, mačiau, vėlgi yra labai skoningai parinkti, tai drąsiai galite konsultuoti su įmonė Aqua Home ir rasite jums geriausią sprendimą. Tai va, čia yra vieno iš vaikų kambarys, jau turbūt suprantat, kad berniuko. Čia ką darėm, kadangi vaikai auga ir keičiasi poreikiai ir visa kita, tai įterpėm sienelę minkštą, kur dabar, tarkim, stovi tokio tipo lova, o vėliau galbūt reikės kažkada dvigulės, tai ją tiesiog kitų kampų galima pristumti ir turėti vėlgi kitokį vaizdą. Spintose vėl atsikartoja lankščios formos, rankų darbo, baldų linijos, rankenėlės, vėlgi rutuliai iš irgi ir o, kaip čia gražiai padarė tas formas. Ir visa kita, ir laipėjimo sienelė, kad vaikas turėtų ką veikti. Gerai, o mes tai keliavom į dar vieną vaikų kambarį. Čia irgi buvo tokia kaip ir užduotis iš klientų, kadangi dažnai pasitaiko, jeigu yra vaikai, ypatingai tų pačių lyčių, kad kambariai būtų panašus, kad būtų vienas labai kažkoks vienoks, o kitas kitoks. Tai čia mes pasirinkom panašius sprendimus, tik įsivedėm kitą spalvą ir turim taip pat tą patį funkcinį ir grožio elementą, minkštą sienutę, kur dabar čia yra kūdikio lovelė, o pagal poreikį jinai gali būti ir vienokių matmenų, ir dvigulė, ir visokių. Keliaudamas po šios namus mačiau robotą, siurblį, kavos aparatą, o jums, mieli žiūrovai, jeigu reikia namų technikos, visuomet galite pasikreipti į mūsų partnerius įmonę Krinona. Su kodu, kurį rasite apačioje, Krinona pritaikys ypatingą nuolaidą būtent jums, mieli žiūrovai. O čia turime, reiškia, tą jau master bedroomą, tai pagrindinį miegamai, rytinę pusę. Pagrindinis miegamasis su visa infrastruktūra, drabužinė, atskira vonia. Ir mes čia turim kitą ir grindų dangą, yra kiliminė. Super, patinka. Irgi mūsų dažnas sprendimas, žmonės būna dažnai bijo, bet tikrai kiek klausim žmonių, tai pasiteisinęs yra sprendimas. Turim tokį minkštumą, turim net ir kitokią akustiką patalpoj ir tą jausmą, kad įeinam jau į poilsio zoną. Iš tikrųjų, akustika pasikeičia, kardinaliai čia įėjus vien dėl kilimo iš tikrųjų. Na ir čia išėjimas į savo kiemą, jeigu nori su rytinė saulė, padaryti mankštelę, ne? Tiesiai. Liuks. Taip, tai čia turim pagrindinį Sanmazgą, kuriuo naudojasi šeimininkai. Vėlgi drąsios žalios plytelės didelio matmens. Jos yra pakankamai intensyvios, margos, todėl visą patalpą tokiom klijuot mums pasirodė per daug. Tai mes padarėm tokius akcenčiukus iš jų, klijavom prie kriauglių zonos, čia prie unitazo, o visur kitur kaip atsvarą, kaip kontrastą įsivedėm vėlgi tą patį mikrocementą ir turim tokį vaizdą, kur harmonija atsiranda tarp to tikrai labai margumo ir tos tokios švarios lygios sienos. Taip, čia turim drabužinę. Atrodo, kad nėra didelė, bet dar čia turim paslėptas dureles už veidrodžio. Tai irgi yra atstumas atsitraukimui į save pasižiūrėti ir tuo pačiu galima pasidėti visokius rankšluosčius ir kitus dalykus, kuriuos norisi palankstyti, o ne kabinti ant pakabų. Sandra, pabaigai, kuo tau šis projektas buvo kitoks nuo tavo prieš tai gyvenintų?
Tai man buvo kitoks tuom, kad klientai buvo labai drąsūs ir leido įnešti, kaip sakyti, spalvų. Tai sunkiausia užduotis buvo suvaldyti viską suderinti, tas skirtingas spalvas, skirtingas tekstūras, kad viskas gražiai derėtų ir būtų harmoninga. O šiaip kaip ir kiekvienam projektui, tie techniniai dalykai, techniniai iššūkiai, kurie jau įsikrauščių žmonėm tiesiog pasimiršta. Tai... O kaip tu dabar čia jautiesi? Labai gerai jaučiuosi, labai esu patenkinta šitų darbo ir manau, kad klientai patenkinti. Mums iš tikrųjų tikrai su komanda būnant čia patiko. Man labai tikrai irgi viskas čia patinka asmeniškai. Tai tikiuosi ir žiūrovai iš tikrųjų pasisėmė įdomių idėjų. Gali drąsiai rašyti Sandrai iš Sahome, jeigu kažko reikės, kažką pakomentuos, galite rašyti ir mums. Sandra, ačiū tau, iš tikrųjų ačiū, kad skiriai laiko. Linkiu ir toliau tokių gerų užsakovų kaip čia ir tų sėkmingų rezultatų. Tai lauksime sekančių tavo projektų ir sakau iki. Iki. Į pavasario būsto anatomijos keliones leidžiamės su šiuo naujoju ryškiu Volkswagen Tiguan modeliu, kurį mums pristatė Volkswagen Lietuva. Naujasis trečios kartos Volkswagen Tiguan tai vienas populiariausių Volkswagen modelių. Šį naują Tiguan galime įsigyti su švelniu hibridiniu benzininiu varikliu, dizeliniu varikliu arba e-hybrid varikliu. Tai yra iš tinklo įkraunamu hibridiniu, kuris vieną įkrovą gali įveikti net 120 km. Taigi, jeigu norite patys išbandyti šį naują Tiguan ar kitą Volkswagen modelį, informaciją, kaip tai padaryti, rasite čia. Šiandien jūsų dėmesiui biuras buvusiame garaže. Keliaujame į vidų. Labas, Lina. Labas, Jurai. Naujas būsto anatomijos sezonas ir esame naujame tavo ir Miles Studio, tavo kolegių, būtent projekte čia Vilniuje. Kokio tai tipo projektas ir ką šiandieną mums parodys? Esate vienintelėme biure, kuris buvo anksčiau garažu. Garažu. Kaip šitą idėją apskritai gimė ir kaip gimė šis projektas? Į mane kreipėsi rangovas, su kuriuo dirbau prie paties savo pirmojo biuro. Tai yra labai senai. Ir jisai sako, Lina, žinau, kad tu darai biurus. Aš turiu klientą, poną Antaną. Gal nori padaryti jam biurą? Gerai, norim, aišku. Atvykstam ir į netikėtai gražią vietą. Ar tu gali būti centriau Vilniuje? Turbūt ir ne. Atvykstam ir jisai parodo savo patalpas, tai buvęs čia tiesiog garažas ir norima konvertuoti į biurą, bet nuomininko neturim. Tai mes padarėm tokį biurą, kurį galėtų Antanas išnuomoti ir radom ponui Antanui ir nuomininkus. O kas bus geresnis nuomininkas negu įmonė, kuri dirba su startuoliais, ar ne? Taip. O kaip mes žinome, pasaulyje ne vienas žymiausias startuolis, šiai dienai jau korporacija kažkokia didžiulė, kaip Apple, ar ne, kurie ir pradėjo savo veiklą garaže. Tai turim realiai garažą ir turim fondą, kompaniją, kuri dirba su startuoliais, taip? Taip, ir turim iš tikrųjų labai įdomų dalyką, tai kad kas labai įdomu, kad mes pakeitėm tik tai vieną sieną, išplanavimas koks buvo, toks ir liko. Nauji nuomininkai, jie tik tai pridėjo savo spalvų. Mes gal buvom labiau taip konservatyviau padarę, bet kadangi esam tokiam startuolė, tai ir spalvos ryškesnės. Kalbant apie patį išplanavimą, ar ne, tai čia ir turėjom anksčiau turbūt garažo vartus, taip, kur turėtų įvažiuoti automobilis, taip. Dabar čia eina žmonės, darbuotojai. Taip, realiai turim tik tai šitoje zonoje savo patalpose langus, tai automatiškai čia yra pagrindinis įrėjimas ir darbo vietos. Taip ir dėliom, taip ir planavom. Kas pasikeitė? Mūsų pradinė mintis buvo čia turėti recepciją. Tai turime tiesiog kelias darbo vietas, lounge'as kaip buvo, taip ir suplanuotas, taip ir liko. Kadangi čia garažas, turime labai daug skirtingų aukščių lubas, dar Lietuvoje nėra šitos lubos tokios paklausios, bet jos yra vienos naujesnių.
Tai yra Ekofono surenkamos lubos ir jos yra užpakliuojamos ir atrodo kaip vientisos. Ir jų akustinė sugertis yra beveik lygiai vienetui. Tai reiškia... Aš girdžiu, kad čia jokio aido nėra. Nėra aido, mes turim mikrocementinės grindis, turime didelius langus, kelias užuolaidas. Tai va tokie sprendimai leido mums kaip pasakyti, labai pagerinti viso biuro kokybę, nors jisai ir yra įrengtas garaže. Matau iš tikrųjų tam tikrų spalvų įdomių, čia toks, žinai, kaip zebro tokie dryžiai, papasakok, nes čia žaismingumo irgi įnešėt su tom spalvom. Tai čia gal yra toksai truputėlį trendinantis dalykas. Nuomininkas, kuris atėjęs, jie kaip norėjo įsikurti, jie norėjo tų spalvų. Jų visas logotipas, jų visas, kaip pasakyti, brandbukas šaukia, kad jie yra ryškus, jie yra veržlus ir jie nori judėti ir daryti geriau. Šita plokštė yra tiesiog nuostabi, jinai prie kiekvieno baldo, kokios, bet kiekvienos spalvos, jinai tiesiog nuostabiai žaidžia. Iš tikrųjų, matau ir tas formas visas baldų skirtingų, tai mūsų dažnai klausia, kas vieną ar kitą dalyką pagamino, tai ekspertai būtent baldų gamybos yra Furniture Help. Taip, tai... Ne pirmą kartą jau susidurėm su šios įmonės produkcija. Tai ir yra viena iš istorijos dalių, Furniture Helpas, kadangi su jais mes tikrai daug dirbame ir pasakau, kad mes turime tokį užsakovą Antaną ir jisai turi tokios nuostabias vietas. Ir Furniture Helpas sako, aš turiu nuomininkus. Tai realiai kalbėdami, diskutuodami mes ir pasiekėm ir randame vieni kitiems tokias nerealias patalpas ir nerealius sprendimus. Ir baldai atsirado kokybiški. Taip. Ir gyventojai atsirado tie, kurie ir ieškojo tokio tipo patalpų. O kalbant dar apie baldus, matau vėlgi, stalai reguliuojamo aukščio. Būtinai. Nori atsistoji, nori atsisėdi, nori aukštas, nori žemas. Reikėtų patikslinti, kad reguliuojamo stalos aukštis yra skirtas ne dirbti stovėjimui, nes tai su kiekvienais metais tai mažėja. Bet kad kiekvienas darbuotojas pagal savo pagal ūgį teisingai susireguliuotų darbo stalą. Kalbant iš tikrųjų toliau apie zonas, papasakok daugiau. Tai čia turim, reiškia, vėlgi vieną meeting roomą, ar ne, pokalbių tą kambarį ir turim dar ir mažesnių, ar ne? Pokalbių meeting roomą ir tada turim tokį meeting roomą, kuris yra skirtas vadinamiesiems podcastams. O, geras. Kad galėtų conference callus daryti, podcastus, tai tiesiog konferencijų stalas jau yra kitoks. Jau jisai nukreiptas, kad visiems būtų patogu žiūrėti į televizorių ir šviestuvai visai kitaip dėliojasi, tai yra irgi labai svarbu. Labai graži spalva. Čia akustinė kaip senelė, ne? Taip, čia yra akustinis veltinis, kuris duoda tą sugeria, gal ne tiek garsą, bet virpesius ir aidėjimą. Ir mums tiesiog būnant čia yra labai malonu kalbėti. Tai vienas iš tokių įdomesnių dalykų, kad projektuojant visą laiką yra šitų mažų kambariukų didžiausia blogybė, kad tu greit iškvėpuoji orą. Ir jeigu padarai padavimą ir ištraukimą lubose, jisai praktiškai viršuje tik ir cirkuliuoja. Tai šiuo atveju mes turime jį sienoje. Geras. Tai reiškia, žinai, tu gali tokioje patalboje ir ilgiau pabūti, nes vėlgi apie ką kalbi, kad kitą kartą norisi ir išeiti iš ten. Nes kažkaip liktais, ne tas jausmas, žinai, ir nežinai dėl ko, ar dėl ploto, bet tas oras turbūt vienas iš tiesiog tu iškvėpuoji savo orą ir nebėra to deguonio. Geras, čia geras sprendimas, gera idėja. Čia turim, aišku, sanmazgą. Taip, ir sanmazgas yra su dušu. Tai jau, kaip sakant, pabėgiojai 5 ryto 5 AM klubą, ne, atėjai, nusimaudė ir pradedi darbą pirmas. Mes esam sanmazge vienoje centrinėje tokioje zonoje ir turim labai žemas lubas. Turim jas tokias žemas vien dėl rekuperacijos, nes mūsų agregatas yra labai didelis ir čia yra tas užimo garsas visą laiką, bet biure būnant mes jo negirdime. Tai jau paukojame sanmazgus, nuleidžiame lubas, sudedam visą tą ortekiną čia, bet kad mūsų biuras turėtų kuo kvėpuoti. Čia baldinė plokštė ir jinai yra susijungianti be siūlių. Tai toks truputėlį įdomesnis dalykas, kad pavyko tai padaryti. Duris darė baldininkai
ne durininkai. Tai naudojo šitą būtent LMDP plokštę, tai nusipirko tuo pačiu ir HPL ir jį užspaudė ant durų. Virtuvėlė, jinai ganėtinai yra didelė, kaip tokiam kiekiu žmonių, tai jinai yra ganėtinai didelė, bet gal kuriant tą atmosferą ir nuotaiką šio biuro darbuotojams, tai kaip tik aš manyčiau, kad tu gali ateiti, atsisėsti čia, gali prisėsti ant sofos, tai yra televizorius, tai truputėlį leidžia to mobilumo ir kartais pakeisti aplinką, kad pasikeistų ir mąstymas. Iš tikrųjų, norisi paminėti ir mūsų vieną pagrindinių laidos partnerių, viso sezono partnerių, įmonė Dubingiai, kurie ir čia turi savo produkcijos ir papildomo žavesio čia tikrai prideda jų kilimai, kurie iš tikrųjų vėlgi atlieka ir tam tikrą funkciją, nes suminkština būtent patį tą jausmą, tą buvimą šičia ir kilimų pagalba vėlgi gali labai interjere turėti įdomių, kaip sakyti, rezultatų. Yra tokia situacija, kad Dubingiai siūlo nerealiai plačią kolekciją. Kartais reikia tiesiog tam tikros spalvos. Čia ir yra viso biuro esmė, suderintos spalvos. Elementaru, pigu ir paprasto, iš tikrųjų yra rezultatas. Taip, ir vaizdas yra smagus, nes suderinti dalykai visą laiką jie atrodo brangiau, gražiau ir leidžia tam visam objektui būti išbaigtesniam gal. Tau pačiai, Lina, dabar jausmas būnant čia. Kaip tu jautiesi? Aš gerai jaučiuosi. Yra tas jausmas, kad tau yra malonu būti, smagu ir man džiugu, kad pavyko sukurti interjerą ne tik tai užsakovui, patalpų savininkui, bet ir kontrarijan, kad jie galėtų irgi gyventi. Tai procesas ilgas, bet einant į bet kuriuos pastatus, daugiaaukščius, jisai būtų daugiau mažiau panašus. Labai smagu. Rezultatas nerealus, ryškus, smagus, gaivus ir nuomininkams būtent tokia patalpa. Tai labai smagu dėl to matyti. Lina, ačiū tau. Tikrai įdomus, nuostabus projektas. Dar įdomesnė ir jo istorija visą gimimo, ar ne? Taip. Kad tai yra garažas buvęs. Ir kaip ir kalbėjom pokalbio pradžioje, kad daug gerų verslų gimė garaže. Tai linkiu ir tau iš tikrųjų dar įdomesnių projektų. Tau ir tavo kolegams iš Mail Studio. O Contrarian Ventures gerų investicijų, gero jausmo buvimo čia. Tai ačiū tau ir lauksim sekančių tavo projektų. Ačiū labai. Na ką, Būsto anatomijos žiūrovai, išskirtinis projektas, tikimės patiko, visas mūsų laidas rasite ir mūsų YouTube bei Spotify platformose, prenumeruokite, spauskite like, užduokite klausimus, tai yra didžiausias jūsų įvertinimas mums. Iki! Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt